Ką reiškia gimti iš aukščiau? Ar būtina tai? Ir ką daryti, kad gimti iš naujo? Biblija pakankamai aiškiai atsako mums į šitos klausimus. Imkime visus atsakymus iš ten, kur mums paliko pats Dievas, šventajame rašte. Pradėkime nuo dialogo su Nikodemu ir Jėzaus. Jono Evangelija, 3 skyrius, 3 eilutė. Jėzus atsakė: iš tiesų sakau tau, jei kas net gims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Atgimimo klausimas mums paslaptingas jau pirmame sakinyje, bet tęskime toliau. Jona, 3 skyrius, 4 eilutė. Nikodemas paklausė: bet kaip gali gimti žmogus būdamas nebejaunas? Argi jis gali antrą kartą įeiti savo motinos įsčias ir vėl užgimti? Jėzus atsakė: iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir iš dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Akivaizdu, kad gimimas iš aukšto neturi nieko bendro su kūnišku gimimu. Matome, kad Jėzus antrą kartą pabrėžia: jei kas negims iš vandens ir iš dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę. Reiškia, tai yra didžiausia sąlyga ir svarbiausia sąlyga įeiti į Dievo karalystę. Gimęs iš kūno yra kūnas, o gimęs iš dvasios yra dvasia. Todėl raštai skirsto žmogų į kūnišką ir dvasinį. Tai yra žmogų su atgimusia dvasia, kada būtent prireikia žmogaus dvasiai atsinaujinimo ir atgimimo. Kreipsimės į Pradžios knygą, 2 skyrius, 17 eilutė. Bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti. Nei vienas iš jūsų nerasite Biblijoje vietos, kur būtų parašyta, kad Adomas ir Ieva numirė fiziškai iš karto atsikandus to vaisiaus. Bet dvasiškai jie pilnai prarado ryšį su sutvėrėju. Jų dvasia numirė tuo metu, kai jie nusidėjo. Numirė tuo metu, kai nepaklausė Dievo. Kaip mes matome, Dievas mums sako, jeigu negrįšime į pirminę stadiją, tai mes negalėsime įeiti į Dievo karalystę. Į pirminę stadiją, kai žmogaus būsena buvo iki nusidėjimo, iki to momento, kai žmogaus dvasia prarado ryšį su Viešpačiu. Atnaujinimas ir gimimas mūsų dvasios, kuri kažkada numirė ir prarado ryšį su mūsų Dievu, ir yra atgimimas iš aukšto. Bet kaip viskas taip įvyksta? Kreipkimės į kelias raštų vietas. Pradėkime nuo Evangelijos pagal Joną, 14 skyriaus 26 eilutės. Kągi sako Jėzus prieš grįžtant pas tėvą: o globėjas, šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiųs, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. 14 skyrius 17 eilutė. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta, o jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. 1 Korintiniečiams, 3 skyrius 16 eilutė. Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir jumise gyveno Dievo dvasia? Romiečiams, 8 skyrius 9 eilutė. Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena jumise, o kas neturi Kristaus dvasios, tas ir ne jo. Iš perskaitytų vietų iš šventojo rašto mes galime išskirti 4 svarbias vietas. Pirmoji, šventoji dvasia mums buvo duota ir atėjo pas mus tik tada, kai Jėzus atpirko pasaulį, prisikėlė ir buvo paimtas pas tėvą. Antroji, kad šventoji dvasia gyvens pas mus, tai yra Dievas ir mes būsime jo šventykla. Trečioji, tai kad be šventosios dvasios negalite patekti į Dievo karalystę. Ketvirtoji, labai svarbu, dvasinis žmogus tai tik toks, kuriame gyvena šventoji dvasia. Ketvirtas labai svarbus, dvasinis žmogus, kuris yra su atgimusia dvasia ir gyvena dvasiniu gyvenimu, tai tik tas, kuriame gyvena šventoji dvasia. Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena jumise, o kas neturi Kristaus dvasios, tas ir ne jo. Taigi, tik tuo metu, kai dvasia nužengia ant jūsų ir gyvena jumise, tik tada galite sakyti, kad gyvenate dvasiškai. Jūs esate dvasinis žmogus, o ne kūniškas, žemiškas, kokiu tapo žmogus po nusidėjimo.
Taigi mes gyvename dvasiškai, o ne kūniškai. Mes tampame dvasiniai, o ne kūniški tuo momentu, kada Dievo dvasia gyvena mumise. Tik šventosios dvasios Dievo buvimas mumise grąžina mus į pirminę būseną, kurioje mes buvome, grąžina mums prarastą ryšį su mūsų viešpačiu. Daro mus dvasiniais, o ne kūniškais ir žemiškais. Toliau, Romiečiams 8 skyrius 16-15 eilutės. Jūsgi esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įsūnystės dvasią, kurioje šaukiame Abba Tėve. Ir pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. Nuo momento, kai Dievo dvasia pradeda gyventi mumise, mes vadinamės Dievo vaikais. O jei vaikai, tai ir paveldėtojai, bendra paveldėtojai su Kristumi. Mes išeiname į Dievo vaikų lygį, bendra paveldėtojais Dievo karalystės. Noriu priminti, kad šventoji dvasia tai jis, tai asmenybė, yra Dievas Tėvas, Sūnus ir šventoji dvasia. Šventoji dvasia tai Dievas, asmenybė, kuri gyvena pas mus. Kągi daro šventoji dvasia? Romiečiams 8 skyrius 26-27 eilutės. O ir dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati dvasia užtaria mus neišsakomais atodusiais. Širdžių tyrėja žino dvasios troškimus, kad ji užtaria šventuosius pagal Dievo norą. Šventoji dvasia tai jis, ir jis užtaria mus, sustiprina mus, primena mums viską, ką kalbėjo Jėzus, veda mus ir apvalo. Biblija kalba, kad krikštas šventąja dvasia ir yra gimimas iš aukščiau. Bet kągi daryti, kad gimti iš aukščiau? Kokius žingsnius reikia žengti link to? Apaštalų darbai, 2 skyrius 38 eilutė. Petras jiems atsakė, atsiverskite ir kiekvienas tegul pasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės. Tada gausite šventosios dvasios dovaną. Atsiverskite, pasikrikštykite į Jėzų Kristų ir gaukite šventosios dvasios dovaną. Reiškia, reikalingas tikras atsivertimas su atgaila, vandens krikštas, ir kad jūs gausite šventosios dvasios dovaną. Kas negims iš vandens ir iš dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę. Atsiversti su atgaila, tai, ką galite padaryti jūs. Vandens krikštas, tai, ką galite padaryti jūs. Šventosios dvasios krikštas, tai, ką Dievas daro pats asmeniškai. Mato 3 skyrius 11 eilutė. Aš jūs krikštuoju vandeniu, atsivertimui, bet po manęs ateis galingesnis už mane, aš nevertas jam net apavo nuauti. Jisai juk krikštis šventąja dvasia ir ugnimi. Bet kaip suprasti, kad Dievas jūs pakrikštijo šventąja dvasia? Viskas labai paprasta. Apaštalų darbai, 2 skyrius 4 eilutė. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Apaštalų darbai, 10 skyrius, 45-47 eilutės. Su Petru atvykę žydų kilmės tikintieji labai stebėjosi, kad ir pagonims buvo išlieta šventosios dvasios dovana, mat ir jie girdėjo juos kalbant kalbomis, šlovinant Dievą. Tuomet Petras tarė, argi kas galėtų uždrausti šitos krikštyti vandeniu, jeigu jie kaip ir mes gavo šventąją dvasią, ir jis liepė juos pakrikštyti Jėzaus Kristaus vardu. Ženklas šventosios dvasios krikšto ir gimimo iš aukščiau yra maldos kitomis kalbomis ir prie šventosios dvasios buvimo pas jus atgimus iš aukščiau. Jūs galite gauti šventosios dvasios dovanas, tokias kaip pranašystės, pranašavimai, matyti regėjimus, melstis uždėjus rankas ant ligonių ir juos išgydyti, dvasių atskirimas ir kiti, kurie aprašyti Biblijoje. Svarbiausi žingsniai gimimui iš aukščiau yra: 1. Atsivertimas su atgaila. 2. Jėzaus priėmimas savo Dievu ir gelbėtoju. 3. Vandens krikštas Jėzaus vardu. 4. Tada gavimas šventosios dvasios ir dvasios dovanų, kuris pirmų eilėje pasireiškia malda kitomis kalbomis.